Labas rytas iš Kroatijos, iš Zadaro. Šiandien nusileidome Zadarę, pabūsime 5 dieneles, pakeliausime po pačią Kroatiją. Šiaip, tikimės pamatyti gražių vaizdų, bet geros kelionės. Perkam bilietėlius oro uostų tokiuose aparatuose, rašo, kad 5 eurai vienas bilietėlis. Nes kadangi 11 kilometrų, tai jau kažkom nenais. Atėjom, tai nustebom, koks skaidrus vanduo. Skambinom mašinų nuomas, kas buvo čia visur aplinkui, ir vieną gavom, kad mašinos nuoma kainuos 50 eurų para, 400 depozitas. Tai čia yra pati pigiausia kaina, nes vienur 80, kitur 70, kitur iš viso neturi mažų mašinų, tik didelės. Tai labai džiaugiamės ir dabar eisim, susitiksim su savo mašinyte šių dienų. Atvežė mus su Škodute pasiimti mūsų mašinytės 4 dienom. Draugausim su Ford Fiesta. Lekiam. Viskas gerai, labai faina. Va, ir navigacinio ekranėlis yra čia, mechaninė. Nusipirkom bilietukus į KRH nacionalinį parką, tai kaina žmogui yra 40 eurų. Gali nuplukdyti iki to parko laivu, laivas įskaičiuotas į kainą. Važiavom jau prie tų krioklių į nacionalinį parką ir bandysime eiti, žiūrėti, ką ten rasim. Kol kas matėm nuorodą no swimming, tai jeigu tokią karštą dieną būnant prie krioklių ten nebus galima išsimaudyti, nors aš internete mačiau nuotraukas, kad galima, tai bus ne kažką. Pagaliau vandenukas, pagaliau pasimaudėm. Tokiam va paplūdimy. Prie ten, kur laivas išplaukė į tos krioklius. Pagaliau pasimaudėm. Taip atsigaivinam. Vandenukas šiltas, gera, ant kranto irgi šilta. Tai toks jau dabar jau viską nuplauna, nes kriokliai mums buvo pats didžiausias nusivylimas. Tai sumokėjom po 40 eurų žmogui, tai per abu 80 eurų. Ir keltas tenais nuplauktų iki tų krioklių ir ten tik tai pasivaikštų. Padarytas takas iš lentelių, kaip pas mus koks kadagių slėnis.
ir palei tos krioklius tu tiesiog pasivaikštai. Diena karšta, žmonės visi su maudomukais ir pasiruošę tenais maudytis, o maudytis ten visur ženklai sudėti tu negali. Nežinau, gal kad neužteršt vandens, bet realiai mes esam ir Kiprė, kai maudėmės po kriokliais, ir Graikijoje esam maudėsi. Vanduo tekantis, tai kažką blogo tu jam nepadarysi, bet niekur vaikai netgi su pripučiamais tokiais atsivežę vaikšto, visi ieško, kur galbūt bus jau tas paplūdimys padarytas, bet paplūdimio ten nėra, tai jeigu ir sugalvosit nepagailėti 10 eurų ir ten važiuoti, tai rekomenduoju rinktis vakarinį kokį laiką, ten pilnai užtenka valandos pasivaikščiojimui, tai kiek čia kokį pusvalandis nuvažiuoti, pusvalandis parvažiuoti su keltu, parplaukti ir kokią valandžiukę, pusantros tenais pasivaikščioti, tai per akis. Tai mes labai nusivylėm, labai norėjom pasimaudyti ir to negavom. Tai va. Apsistojame Kroatijos studentų bendrabuty, va taip, va tokiam kambarėlė, čia aš miegosiu. Žiūrėjom, kad būtų nebrangus, tai va tau atrakcija nauja, pasijusti vėl studentais. Išeinam iš bendrabučio, o čia kitų kambariai. Kaip WC berniukų ir mergaičių atskirai ir dušai. Na, mūsų pusrytukai splitę, tai aš tortilę užsisakiau su kiaušiniu ir kumpiu, o Andresas užsisakė su rūkyta lašiša, kiaušinis ir skanaus mum. Ai, dar va, mano šalta kava. Mūsų keltas. Varom į 20 zoną ir plauksim į salą. Keliamės į salą, kadangi rytoj praneša audrą jūroje, ryt ir poryt. Norėjome į Urvą Žydrąjį nuplaukti, bet ryt ir poryt neplaukė. Tai labai gaila. Sakė, dėl poryt tai dar gal pasiskambint pasiklaus, bet rytoj tai tikrai nerizikuos ir neplauks. Tai šiandien kaip pramogą susigalvojom nuplaukti į salą. Brač salą plauksim, tai žiūrėsim, ką ten rasim, gal bus gražių paplūdimių kažkokių, bus matyti. Ir dabar buvom keliose kelionių agentūrose, tai išsiaiškinom vakar pikau, kad tenais tose kriokliuose nebuvo galima maudytis, o pasirodo negalima dėl to, kad yra ne taip senai įvykus kažkokia didelė nelaimė, tik greičiausiai kad žuvęs žmogus ir už tai nebegalima. Atvažiavom į paplūdimį su tokiu tais taksi, autobusėliu ir dabar keliausim žiūrėti. Mūsų taksi pravažiuoja ir tai sumokėjome žmogui 10 eurų su taksi, nes važiavo pilnas autobusiukas ir visi sumokėjom po 10. Kadangi ta
tokiam buvo labai pagrindiniam paplūdimy labai be galo daug žmonių. Tai mes nuėjom nuo šaliau, radom vietelę, tai apsistojom ir tapkėm. Tai pasipliuškenom, dabar keliausim ieškoti autobuso. Atvažiavom tai su taksi, einant link autobuso, tai užkalbino vairuotojas, kad veža daug kitų žmonių, jam trūksta 2, ar nori važiuoti kartu, tai 10 eurų kainavo žmogui atvežimas su taksi, važiavome apie 30 minučių iš tą paplūdimį. Tai dabar eisim į autobusą ir žiūrėsim, kiek kainuos autobusas. Pagal programėlę 1,8, pagal kitą 6,30. Bilietėlio kaina važiuoja apie valandą laiko. Tai pasimaudėm, pasipluškenom, geras oras, vanduo labai skaidrus. O dar parodau, aš stoviu čia. Nu, viskas matosi labai aiškiai. Andresas plaukioja, neišlenda iš vandenuko, galėtų visą dieną pliuškentis. Kainos gultų, skėčių ir vienas gultas kainuoja 13 eurų čia. Bet vaizdas tai įspūdingas iš šitą kalną. Va tai guli paplūdimy ir matai tokį vaizdą. Tai įstoti galima važiuoti arba traukinuku 4 eurai žmogui kainuoja, arba plaukti laiveliu irgi 4 eurai žmogui, bet mes pasirinkome šitą variantą. Eisime peško. Mes buvom kažkur tai čia maudėmis. Tai va tiek va iš Kyšulį žmonių. Nu, labai fainai prasieiti promenadą. Namai visi gražus. Va tokia promenada ir šalia vandenukas. Atsisėdam restoranėlį pizzerijoje, taip pasakėm, kad vieną pizzą dalinsimės pusiau, tai taip perpjovėm pusiau ir atnešė lėkštutėse. Dar tai nesam matę. Ir kokteiliukai ir toksai vaizdas. How much for euro, yeah? Yeah. Tokios krautuvėlės nusipirkome vynelio. Ragausim, raudonas. 4 eurai. Tai nuėjus prie bilietėlių kasos parašyta, kad bilietas 7 eurai. Mes mokėjom 6,30. Stojame kaviniai Popeyes, užsisakėm po cheeseburgerį, nes kažko dar norėjosi užkąsti biškiuko, jau nelabai kas dirba mums pakeliui. Atkeliavome į savo viešbutuką jau. Tai va, miegamasis toksai, šuolaidos. Nu, šį vakarą tai taip jau karališkai. Nu, Popeyes cheeseburgerį gaila nelabai matosi, bet belė kokie dideli. Prasidėjo žadėta audra. Va, sėdėm prie baseinėlio, geriam savo pirktą vynelį. Nakt miegojame tokiam tai name, kuris turi ir baseiną, sodelį. Geriu rytinę kavytę dabar. Kiemelyje turime ir vaismedžių, žalių citrinų, geltonų citrinų medis. Ten prinokusios porą, tai sakėm, nusiskinsim.
paragauti. Šiandien orelis ne kažką lyja smarkiai, tai atsisėdome mašiniuką iš viešbučio, išsičekautinom ir dabar spręsim, ką daryti tokiu oru, nes tokio plano kaip ir nelabai turiu. Grįžome į miestelį Omiš vadinasi, vaizdai čia tobuli ir kalnai, ir vandenukas. Super. Man kalno dar ir pilis. Šitą tai verta aplankyti. Vaikščiodami po gatvytę šitas visas pamatėme figo. Va, medelį. Tai dabar degustuosiu. Nusiskynėm vieną. Kaip skanu. Labai skanu. Siūlau ir jum, jeigu galėsit, turėsit galimybę kas ką nors vieną pasivaišinti, tai pasivaišinkit. Atvažiavom į Vyninę, tai taip gražiai visas splitas matosi ant kalno. Pirmą vyno degustaciją. Šitas vynas pagamintas iš 50% vynuogių, kur auginamos čia, ir 50% atvežtinių vynuogių. 12 laipsnių stiprumas ir tiesiog toksai lengvas prie užkandžio vynelis. O užkandį šiandieną turime juodąjį risotą su kažkokia žuvim, kuri gindama save skleidžia juodumą. Tai tiesiog tiek ir supratau, bet labai fainiai. Turime vyno degustaciją ir maisto degustaciją. Čia atvažiavome į vynuogynų laukus. Čia galima vyno degustacija su maisto degustacija. Tai 3 patiekalų maisto degustacija kainuoja 70 euriukų. Bet kol kas pirmas rizotas su jūros gėrybėm labai skanus buvo. Ir vynelio pirmas buvo lengvesnis. Dabar lengvas, bet truputėlį sunkesnis. Ir žiūrėsim, ką gausim toliau, bet labai gražus laukai, nes nuo jų matosi visas miestas, visas Splitas. Tai kas būsite apsistoję Splite, rekomenduoju labai užtaginti šitą vietą, atvažiuoti čia. Truputėlį su žvyrkeliu reikia pavažiuoti, su viešoju transportu nedavažiuosi, tai reikia imti arba taksi, arba su savo mašina. Tai tą 70 eurų yra skaičiuota, yra vyno degustacija ir maisto degustacija. Tai jeigu tik vyno degustacija, tai kainuotų truputėlį pigiau, bet reikia pasiskambinti prieš atvykstant. Jau gavome antrą degustacinį patiekalą, tai gavome namų gamybos makaronus. Čia yra papilta į šito pačio vyno ir ėriuką, tokį kaip šašlyką. Tai labai ėriukas derinasi su šitu vynu, kurį mums pateikė, ir čia kažkur jų tradiciškai auginami ėriukai ir vietiniai, kuriuos mes paragausim. Kadangi prasidėjo lietutis, mums patiekalo nepristatė, tai aš dabar jums pristatau. Dar neparagavau, bet iš išvaizdos sakyčiau, kad tai yra grietinėlė, tada figa, nes kadangi figa jų vietinė yra, tai jie iškodėsi desertą. Tada yra džemas šito vyno, kurį mes gavom desertinį. Tikriausiai taip. Na ir yra kažkoks keisimas, tai aš spėčiau, kad yra figų arba abrikosų skistimas kažkoks. Na tai va, skanaus mums. Mūsų namučiai bus tokie, tai lova, turime privatų vonios kambarį,
ir vaizdą į baseiną, o ryte tenais toli matysim jūrą. Šiąnakt buvom apsistoję tokiam tai viešbutuke. Dabar šiandien geras oras, varom prie jūros. Sustojome pliažiuke pasimaudyti. Tai parkavimas netoli pliažo, bet parkavimas kainuoja 10 eurų dienai. Na, čia visur su parkingu labai panašios kainos, nesudėtinga pasiparkuoti. Tai va, grožis. Važiavom, buvom nusistatę kitą paplūdimį, bet sustojom, pamatę, kuris gražus. Tai to savo tikslo nedavažiavom kol kas. Važiavom, va. Taigi labai gražus ir vandenukas, ir paplūdimys. Steptelėjom. Vienintelis kas, tai kad parkavimas 10 eurų kainavo, bet susimokėjom. Ir sakėm, kažkiek pabūsim čia ilgėliau tada. Visur čia su parkavimu tai problemytė, nes nėra didelių padarytų parkingų, tai rasti nemokamai, manau, sudėtinga ganėtinai, ypač dienos metu, kai geras oras. O mokėti ir ten per KRK, kur buvom, irgi 10 eurų visur prašo už dieną parkavimo. Ir čia taip. O čia labai gražus, skaidrus, kaip ežeras, jokių bangų. Super, bet mes Andrium kalbam, kad brangi, tikrai brangi šalis, nakvynės labai brangios. Ir nežinau, ar tas gamtos grožis tą brangumą atperka. Vieną kartą gal atvažiuoti paišlaidauti visai nieko, bet sekantį kartą tikrai jau nebesirinktume Kroatijos vien dėl kainų. Ir ta maža labai riba yra tarp turtuolių ir varguolių, skaitykit. Nes labai išpūstos kainos yra, daleiskim, hostelių, kur ten žmonės miega kambariuose po kelis asmenis. Tai ten lova, daleiskim, žmogui kainuoja, nežinau, gali ir 5 eurų, ir 6, ir 7 eurų, nes mes vakar, daleiskim, žiūrėjom link Dubrovniko, kai sugalvojom važiuoti. Dubrovnike matėm kainą hostelio, kad mums dviem, ten šešiaviečiam kambarį, kur dar žmonių gali miegoti, yra 100 eurų. Kaina 100 eurų bendrame kambaryje, 2 lovos. Kosmosas šiaip. O tu gali prabangų jau išsinuomoti, va, kai mes vieną dieną ten tam name buvom, kur laiptai ir, tikrai graži ir baseinas yra. Ir vakar, daleiskim, irgi gražus kambarys baseinas. Tai vakar su pusryčiais mokėjom 130. Tai skaityk, bet biškį toliau nuo miesto. O kur miestas Splitą, jau 180 kainavo nakvynę. Tai tas toksai nuo labai, kur tu turėtum mokėti pigiai, tai labai brangiai moki. Atrodo Splito pagrindinis paplūdimys. Žmonių skruzdėlynas. Norėjau tik tokį išhaipintų ledų, bet eilutė labai didelė, tai greičiausiai nelaus. Kitoj pusėje žmonių beveik nėra, tai laukiamės.
sakiau? Avalon rikotą keičia. Na, va, aš užsakiau levandą ir limonę. Emilijaną. Andresas užsakė su figom ir rikotą. Įdėk savo ledą. Va. Tai labai skanus. Mūsų paskutinės nakties kambariukas už 70 eurų. Atvažiavom jau beveik 12 nakties. Čia ryte bus gražus vaizdas į jūrą. Labas rytas. Paskutinis mūsų čia rytas. Sakau, vaizdus sėdžiu balkonėlėje, ką tik įsikėlus. Ir dabar yra 7:30. Eisim bandyti pasimaudyti jūrą. Rytinis pasimaudimas bus paskutinis. Uždarysim šią kelionę su šiuo pasimaudimu ir tada jau grįšim ir judėsim į oro uostą. Rinko maudymosi vietą, kad biškių saulutės būtų. Štai čia. Bandysim lysti. Pamatėme čia labai fainą, tokia mini kavinukė, yra ledų, bandelių, kavytės, galvom, papusryčiautume, bet čia yra problema, kad šitoj šaly reikia turėti daug grynų pinigų, nes dar labai daug vietų tiesiog negalima atsiskaityti kortelę. Visur only cash, only cash, only cash. Tai dabar Andresas nubėgo iki namų paimti pinigų, grynų, kad galėtume pavalgyti bandelių ir kavos čia prie jūros. Va, mūsų pusrytukai, tokiu vaizdu, bandelytės. Ir šitą su dešrelė papildyta. Duosim savo mašinytę, jau atsisveikinsim ir keliausim į oro uostą. Kelionė baigėsi. But every time we gotta say